Šių metų lapkričio 26 dieną Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniai apsilankė Vilniaus prancūzų Montesquieu vidurinėje mokykloje, kur stebėjo pamokas ir mokėsi prancūzų kalbos. Mokyklos direktorius Geoffroy Cugneau mums papasakojo apie mokyklą. Įstaigoje mokosi 220 mokinių, nuo pačių mažiausiųjų, turinčių 2 metus, iki vyriausių 16-mečių. Nors mokyklai jau 20 metų, bet į naujas patalpas persikėlė tik 2010 metais. Čia mokoma pagal Prancūzijos švietimo sistemą. Prancūzijoje mokslas privalomas nuo 6 iki 16 metų, tačiau net 80% prancūzų savo vaikus į mokyklą išleidžia jau nuo 3 metų. Klausydamisi direktoriaus pasakojimo, sužinojome, kad mokykloje pamokų trukmė labai skirtinga. Viena pamoka gali trukti vos 10 minučių, o kita jau visą valandą. Tai priklauso nuo dalyko ir kiek mokytojas numatė išeiti medžiagos. Vėliau pasivaikščiojome po mokyklą. Mokiniai stebėjo darželio pamokėles, taip pat pirmokų ir antrokų pamoką. Pertraukų tarp pamokų yra vos kelios. Viena yra ryte po 2 valandų darbo ir trunka 15 minučių. Kita tai pietų pertrauka nuo 12 iki 13 valandos. Pamokai pasibaigus, mokiniai eina į kitą klasę, toliau mokosi kito dalyko. Per trumpąją pertrauką visi mokiniai leidžia laiką lauke, nesvarbu, koks bebūtų oras. Kieme yra įrengta krepšinio aikštelė, o mažiesiems supynės. Pabuvus gryname ore, turėjome prancūzų kalbos pamokėlę. Vaikai mokėsi spalvas ir gavo užduotį nupiešti neregėtą pabaisą, turinčią daugybę kūno dalių. Šią pamoką pravedė pats mokyklos direktorius. Il a 4 bras. 4 bras. 4 bras. Ok? 2 têtes. 4 bras. Sur une tête, 5 oreilles,